Labą dieną. Pirmiausia, noriu padėkoti prisijungus prie mano struktūros. Ir dabar darau tokį trumpą video, kad nerašinėt, galvoju, gal taip aiškiau bus. Aš jį tiesiog įkelsiu į YouTube, bet jisai bus matomas tik tai pagal atsiųstą nuorodą. Jisai toks bus kaip ir neviešinamas. Tai va taip, kadangi jau prisijungėt kaip konsultantė, mato truputėlį daugiau negu įprastai kiti besijungiantys, kad, sakykime, tinklapį bevartantys žmonės, tai galbūt pradėsiu pirmiausia nuo katalogo. Katalogai pas mus galioja du periodus. Vienas katalogas dviems periodams. Vienas periodas yra 3 savaitės. Tai šiuo atveju mes turim nuo gruodžio 7 dienos iki gruodžio 27 ir sekantis jau bus nuo gruodžio 28 iki sausio 17. Ką reiškia tas periodas, tas katalogo galiojimas 3 savaitės? Tai tiesiog jūs 3 savaitės darot kažkokius užsakymus. Ir po tų 3 savaičių, trečiadienio vakarą, tas periodas užsidaro ir yra suskaičiuojama, kokio dydžio buvo užsakymas ir kokio, sakykime, nuolaidos procento gali tikėtis sekančiam katalogė. Jeigu jūs patys registruojat konsultantus ir konsultantai daro užsakymus, kokios gali tikėtis papildomos pinigėlių nuo, kaip pasakyti, papildomų pinigėlių nuo tos grupės apyvardos, tai va, tas mums periodų tas skaičiavimas jis yra toks biškai svarbus. Tuo labiau, kad pačiam katalogė, jeigu žiūrint, jūs irgi matysit, kad prie kažkurių produktų yra parašyta, kad naujiena ir bus tik tai nuo sekančių metų pirmas, sakykime, tas va periodas. Dabar jeigu labai trumpai paties katalogo, taip, va jeigu atkreipdėmėsi, prekių, kurios yra sandėliuose ir kurias galima užsakyti, ant jų yra tokie aktyvūs pliusiukai. Ir jeigu juos mes paspaudžiam, tos prekės automatiškai sukrenta į prekių krepšelį. Plius dar va čia yra ta akcija, kai perkant 2 prekes, jos yra už mažesnę kainą. Ir pasižiūrim. Prekių krepšelį, va kaip minėjau, 4 kartus paspaudžiau, sukrito visos prekės. Galim pasižiūrėti. Netgi 2 kartus paspaudžiu, tai reiškia visko po 2 kartus turim. Gerai, ir galim pasižiūrėti, kas čia pas mus sukrytė. Taip. Pirmiausia, ką noriu parodyti, iškart paskaičiavo katalogo kainom. Čia yra PV kiekis, kaip įprasta skaičiuojami balai, bet pas mus tiesiog vienas produkto euras prilygsta vienam balui. Tai, kas yra už produktus duodama. Jeigu tai yra papildomi katalogai, jeigu kažkokios papildomos prekės, mėginėliai, namų priežiūros priemonėm, tie purkštukai ar dar kažkas, jie tiesiog yra faktas, kad jie yra įpliusuojami, tačiau į tą PV, į tą balų kiekį jau tie produktai nėra traukiami. Dabar yra nuolaidos. Pas mane, kadangi aš darau 100 eurų užsakymą, praeitą mėnesį pas mane buvo, tai aš gaunu maksimalę 30% nuolaidą. Jeigu jūsų užsakymas iš katalogo yra 70 iki 70 eurų, jūsų nuolaida bus 20%. Jeigu užsakymas yra virš 70 eurų iš katalogo, tai jūsų nuolaida jau bus 25%. Ir jeigu iš katalogo susidaro prekių už 145 eurus, jūsų nuolaida pasiekia 30% nuolaidą. Tai vat jeigu iš katalogo 145 eurai, tai tas PV kiekis, grubiai skaičiuojant, kažkur išeina apie 100 eurų. Mūsų kaip konsultanto kaina gaunasi. Tai va čia tie tokie procentukai, kaip minėjau, iki 70 eurų. 20% nuolaida, nuo 70 iki 145, jeigu užsakot prekių 25% ir visą, kas eina virš 145 eurų katalogo kainom, gauna 30% nuolaidą. Dabar yra programos akcijos. Vat pasižiūrėkit, jūs kaip naujokai yra klientams ir naujiems klientams. Yra štai tokia akcija. Irgi 3 žingsniukai, jie būtent irgi išskaidyti tie žingsniukai pagal periodus. Viskas į tas 3 savaitės remiasi. Tai jeigu dabar darot pirmą užsakymą ir jūsų užsakymas yra didesnis negu 40 eurų, jūs gaunat tiesiog
kaip dovana, sakykime, tą didesnę nuolaidą, 30% nuolaidą jūs gaunat. Tai grubiai skaičiuojant, 40 eurų katalogo kaina, atminusuojam 30%, tai jūsų prekės gausis 28 eurai. Plius gaunat bonusą. Bonusas yra skaičiuojamas nuo tų 28 eurų, kuriuos jūs sumokėsit už prekes, nuo tos sumos jūs gaunat 15%. Tai sudarys 4,20 eurai. Tuos pinigėlius pasibaigs periodas ir, sakykime, trečiadienį užsidaro periodas, ketvirtadienį jūs atsikeliat ryte ir jau turėtumėt matyti, kad jums sistemoje yra priskaičiuota, kad 4,20 eurai. Ir kai darysit sekantį užsakymą, jūs tuos pinigėlius, juos nusirašysit, panaudosit tiesiog dalies užsakymo apmokėjimui. Ir kai jau ateina antras periodas, vėl darom užsakymą ir šiuo atveju, jeigu jisai bus didesnis negu 50 eurų katalogo kaina, jūs gausit 20% nuolaidą. Tai aš čia grubiai paskaičiavau. Tai tada jūs kaip konsultantas susimokėsit 40, katalogo kaina 40, konsultanto kaina, nusišnekėjau, katalogo kaina 50 eurų, tai kaip konsultantas mokat 40, ta 20% nuolaidą. Ir va čia jau jūs gaunat didesnę, gaunat 20% bonusą ir jisai nuo 40 eurų, kas yra konsultanto kaina, išeina 8 eurai. Tai sekančiam mėnesiui vėl pasibaigė periodas ir jum į trečią laikotarpį persikelia tie 8 eurai, kuriuos darant užsakymą jūs sunaudojo to užsakymo apmokėjimui. Toliau, trečias žingsnis, jeigu jūsų užsakymas susidaro didesnis negu 60 eurų, pas jūs čia žinoma skaičiuota ta 20% nuolaida, tai už 60 katalogo kainom jūs mokat 48 konsultanto kainą, plus gaunat 25% vatavą bonusą. Tai sekančiam periodui aš paskaičiavau 25% bonusas. Nuo tokio užsakymo yra 12 eurų. Tai bendrai paėmus per tuos 3 žingsniukus, per tuos 3 katalogo galiojimus, periodus tuos, jūs ne tik, kad gaunat tą prekių skirtumę, bet plus papildomai čia 4,20, čia 8 euriukai, čia 12 euriukų, dar gaunasi 24,20 eurų tiesiog jums kaip bonusas, kad jūs perėjot visus tuos 3 laiptelius. Pati nuo savęs asmeniškai tam konsultantui, kurio užsakymas bus didesnis negu 100 šitų, kaip pasakyti, jau jūsų kainom, konsultanto kaina negu 100 eurų, o katalogo 105, aš dovanosiu nuolaidos kodą. Tas nuolaidos kodas jūs įvesi darydami užsakymą ir jums gausis 5 eurų dovana. Tai taip, kad jeigu padarot, dar kartojusiu, nes aš labai susiplakiau, jeigu jūsų užsakymas pasiekia 145 eurus katalogo kainą, jūs pasiekėt 100 balų tą užsakymą konsultanto kainą, tai plus aš jums dovanoju 5 eurų kuponą. Tai gaunasi, grubiai skaičiuojant, jums prekių pristatymas tada nekainuos. Sakykime, padovanoju prekių užsakymą. Tai čia asmeniškai būtų nuo manęs. Čia ką aš susakiau, čia viskas yra surašyta, viskas yra suskaičiuota. Toliau yra, sakykime, ateity darant užsakymus yra benefitai, irgi, už balus, sakykime, jūs padarėt užsakymą, jūsų užsakymas konsultanto kaina buvo 50 eurų, tai už 50 eurų jūs gautumėte tuos 5 benefitus ir juos, sakykime, jeigu kiekvieną katalogą darot, jie vis kaupėsi. Vieną katalogą daugiau gaunasi, kitą katalogą mažiau, bet jeigu neklystu, nedaugiau gali būti kaip 7. Tie benefitai 7. Tai kad ir iš 2 katalogų, gausim 7 ir 6, kokie 14 tenais.
Ir jau kažką galim išsirinkti arba iš tų mažesnių, arba pataupyti didesniam kažkokiam. Ir faktas, mes jį įsigysim ten už 1 centą. Dabar aš įdomumo dėlį už 9 tuos benefitus pasiėmiau užrašų knygelę. Tai tokia visai nedidelė, lyginu, nu sakykime, mobilaus telefono dydžio tokia užrašų knygelė. Ir dar prie jos toksai tušinukas pridėtas, tokia kaip būna, žinot, nu, tokie popieriniai, kartoniniai. Tai va, dar toks tušinukas pridėtas. Nežinau, kažkur sunaudosiu kažkam. Tai va, ir galima, sakau, apart to, kad jau paskui, nu, toks paskatinimas. Tarp kitko, jeigu mergaitės, jeigu jūs iš eilės darot 3 užsakymus, kurių kiekvienas yra didesnis konsultanto kaina, daugiau už 100 eurų, tai jūs jau įeinat į premium klubą ir kas 3 mėnesius yra dovanojama prekių rinkinukas. Tai apart to, kad, sakykime, 100 balų, už tą 100 eurų užsakymą jūs jau gaunat maksimalę 30% nuolaidą ir čia irgi rašo, vat. Ir dar kiti bonusai, kad nauji produktai iš siūlomo sąrašo kaip dovanos, kas 3 nepertraukiamos narystės premium klubo laikotarpius. Tai aš ir kas tenais, ir plaukų šitų, kažkokius šampūnus, balzamus, kažką esu gavus, rankom krem. Nu, tiesiog kažkokį rinkinuką suformuoja iš 2-3 produktų ir vat jeigu išgyvena tuos 3 periodus, jūs gaunat dovaną. Tiesiog irgi, kaip sakiau, po 1 centuką būna. Galima čia palandžioti ir vat, tai vat, naujiena premium klubas, va būtent su 100 balų, jeigu darot, ir tas benefitai, kur tie taškiukai skaičiuosi. Jeigu jūs kurį tai laiką darėt užsakymus, kaupėsi tie benefitai ir paskui porą mėnesių nieko nedarysit, jie prapuola. Tai jeigu vat kažkiek sukaupėt, tai juos geriau ir panaudot tiesiog. Nu, jeigu planuojat, kad jeigu ne kiekvieną ten periodą planuojat daryti užsakymus, tai tiesiog susikaupė, išleidot. Nu, kam leist prapult? Tai va, čia tiek, šiaip tai vat yra, kas angliškai supranta, aš nesu anglystas, kažkurie yra išversti, tai yra apie va tos produktus, yra aprašymai, tiesiog įkelta, irgi galima pasivartyti, o čia gal CBD ir lietuviškai kelta. Šiaip tai žadėjo sutvarkyti ir kad bus prie kiekvieno produkto tokios prezentacijos, kad mes galėtumėm pasiskaityti, nes tai, ką mes katalogę matom, katalogos yra labai minimali informacija. O va čia nori jie kažkaip, kad tas konsultantas, kad tas žmogus, kuris perka, kad jis maksimaliai žinotų. Žinoma, prie kiekvieno produkto, ką jūs renkatės dabar, va, sakykime, kaip pavyzdį, nauji, čia bus, gal net ne nauja, ieškom ko nors, ką labiau žinom, prie naujo neturėsiu ką parodyti. Noriu to. Tik ar dabar taip greitai atrasiu? Nu, nesvarbu, kažką bandom iš to, bet kas čia greičiau, vat, rankų kremas ir yra aprašymas visas. Galima dalintis pas save kažkur tinklapį, kam jisai skirtas, kuo ypatingas, sudėtis, va, kanapių aliejus, makadamijų, taukmedžio. Kai kurie vertimai labai keistai skamba, nu, bet manau vis tiek supras. Galima aprašyta, kaip naudoti. Sudedamosios dalys, viskas yra išvardinta. Ir apačioj yra atsiliepimai. Jeigu atkreipsi dėmesį, jie čia čia nieko nesuprasti, kokiom kalbom jie parašyti, bet yra viršui išversti. Verčia Google vertėjas taip, kad, žinoma, tekstai būna kartais labai juokingi, bet galima pasiskaityti ir iš tikrųjų labai įdomių dalykų atrandi. Pavyzdžiui, šis kremas puikiai tinka nuo odų įkandimų. Nu, gerai. Tak, čiudo, kažkas, nežinau, kokia čia kalba rašyta. Va, ir sausas yra stebuklas, rankoda švelni, sudrėkinta, prižiūrėta. Tai vat, galima tų atsiliepimų pasiskaityti, pasižiūrėti, nes jeigu naujesni produktai jų nebus, bet jeigu produktas jau ilgesnį laiką katalogė, tai faktas, kad mes jau galim kažką pasiskaityti, galim kažką daugiau apie jį sužinoti. Tai vat, tiek labai trumpai, tiesiog, kur katalogas,
kur kokios akcijos sudėtos, kaip jau sakiau, programos klientams, naujiems premium ir benefitai. Jums dabar svarbiausia yra naujiems klientams. Ir faktas, kad jeigu bus kokių klausimų, visada skambinkit, rašykit. Jeigu ne vakare, tai bent jau kažkuriuo metu tikrai prisėsiu, atsakysiu, parašysiu. Galų gale galit ir skambint. Irgi į skambučius, kai galiu, tikrai visada atsiliepiu, jeigu tuo metu nieko rimto nedirbu. Tai va, trumpai buvo tiek. Tikiuosi kažkoks aiškumas, kažkokie failiukai galbūt jau ir susidėliojo pamažu.